Kai aš tai sužinojau, iškart pakeičiau savo įpročius, kad kuo labiau apsaugoti savo ir šeimos sveikatą. Nebekepu orkaitėje ar karšto oro grūzdintuvėje karštesnėje nei 120 laipsnių. Kodėl? Nes baltymai ir angliavandeniai aukštesnėje nei 120 laipsnių temperatūroje formuoja akrilamidus, medžiagas, kurios yra itin pavojingos sveikatai, sukelia vėžį ir genotoksiškos. Apskrudusi mėsa, daržovės, vaisiai, bet kas turi sudėtyje baltymų, angliavandenio, ypač krakmolo ir cukraus, jau yra kancerogenas, jeigu apdorojamas aukštoje temperatūroje. Daugiausia akrilamido susidaro maisto produktuose, kuriuose gausu angliavandenių ir amino rūgšties asparagino. Tai pavyzdžiui bulvės, bulvių traškučiai, grūzdintos bulvės, duona, sausainiai ir kiti miltiniai gaminiai. Taip pat kuo produkte mažiau drėgmės, tuo intensyviau formuojasi akrilamidai. Tad venkite per daug aukštos kepimo temperatūros, nekepkite maisto per ilgai, kol jis tampa pernelyg rudas. Norite daugiau patarimų sveikatos tema? Sekite mano kanalą.